Yeah. Neatsakei jo paskutinę žinutę, o jis jau niekada nerašys kitos, jie dingo iš vienas kito gyvenimo, taip pat pats, taigi kaip ir buvo jame atsiradę. Taip iki galo ir nesusitikę, taip ir nepažinę, neatsiskledę abiejų traumas ir jie suoliai saugantis jų ego padarė savo darbą, jie vis dar rinkosi vienatvę. Šansą įrodinėjame vietoj pabandymo, kova vietoj meilės. Ir neįs ir neįsėjai dar nebuvo taip giliai įklipę į vienas kitą, kad pamintų savo išdidumą ir žengtų tam pirmą žingsnį, čia tikrai pabaiga. Mini progų nėra gyvenime daug, iš tiesų tai gan reta, o dar rečiau pasitaiko tos scenarijus, kuo matėvės kažkur įžengia per savo traumas ir nutarė visgi pabandyti. Ir kartais tau užtenka, kad imtum ir sugriautum tom kvailę ir beprasmį kabėjimo ore ar nuolatinis savo vertas įrodinėjimą ten, kur niekam tai nėra aktualu. Kartais pagalvoji keista, kad pačius svarbiausius dalykus mes kartais suprantame jau per vėlai ir visą gyvenimą mes bandėme būti prieš kitus. O tai žmonės ieškojo ne stipriųjų, o mylimųjų.